Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Labas vakaras, brangus klausytojai, ir vėl ketvirtadienis ir radio stoties XFM eteryje laida Iš mirties į gyvenimą ir aš, Tadas Daujotas. Ir žinote, šiandieną mes kalbėsime labai įdomią temą apie Dievo stebuklus. Ir mūsų studijoje yra svečias iš Šiaulių Gintaras. Sveikas, Gintarai. Labą dieną, mėlyje radio klausytojai. Gintarai, tavo gyvenimas jisai yra tikras stebuklas. Gal galėtum papasakoti, kokia buvo tavo vaikystė? Iš tikrųjų, aš gimiau krikščionių šeimoje. Mama norėjo, kad aš užaugčiau krikščionis, tikintis į Dievą. Bet aš labai jaunas būdamas, aš nuklydau nuo to gyvenimo, kurio mama norėjo mane, kad aš eičiau. Aš labai anksti pasirinkau draugus, už save vyresnius, aš pradėjau piktnaudžiauti alkoholiu, nikotinu, rūkyti pradėjau. Niekuomet nenorėjau būti tas geras ir nuostabus vaikas, mylint, kuriuos myli tėvai. Aš pasirinkau visai kitą kelią, dėl to, kad galbūt aš mažas patyriau tokią neteisybę, nuo kurios aš užsidariau, aš nusprendžiau nebūti tas gerietis. Ir nuo ten pradėjau aš judėti į apačią. Nežinau, aš iš vaikystės, jeigu einant į paauglystę, aš, aišku, taip labai greitai aš su alkoholio pagalba prasigėriau, galima sakyti, ir papuoliau į kalėjimą. Išėjęs iš kalėjimo aš vedžiau moterį, su kuria bandžiau užmėgsti santykius, nes norėjau lyg ir gyventi, lyg ir kitokią gyvenimą. Norėjau tapti kaip ir kiti žmonės, aš supratau iš dalies, kad mano gyvenimas netoks turėtų būti. Bet aš negebėjau negerti, aš jau buvau pavirtas alkoholio. Aš tą moterį vedžiau dėl to nesipastojo ir mums gimė vaikas, sūnus, bet aš labai greitai tą šeimą pragėriau. Su manimi jie negalėjo būti, aš nesirūpinau jais, aš nemylėjau iš tikrųjų. Aš vėl išėjau į gatvę, aš ėjau, dariau nuodėmes. Dėl manęs daug žmonių nukentėjo. Aš antrą sykį papuoliau į kalėjimą. Antrą sykį kalėjime aš būdamas, aš supratau vėl, kad mano gyvenimas netoks turi būti, aš nebenorėjau. Aš prisiminiau Dievą antrą sykį kalėjime būdamas, kad mane mažą mama vedė prie komunijos, kad buvau išmokęs maldas. Aš prisiminiau netgi maldas, tas vienas, kai būdamas vaikas, aš meldžiausi Dievui, vienas pats savam kambarėlyje. Aš prisimenu, kad aš tikėjau, kad Dievas yra. Ir aš tada paprašiau Dievę, sakau, tu mane išgelbėk iš tokio gyvenimo, sakau, aš nenoriu tokio gyvenimą gyventi, kokį aš gyvenau. Aš pavargau nuo tų kalėjimų, aš pavargau nuo to savo tokio gyvenimo, nuo to skausmo, kurio žmonėm atnešiau. Ir aš atsimenu, aš tada vaikščiau kalėjime ir sakau, Dieve, išvesk iš manęs, aš nebenoriu čia būti, aš būsiu tavo, aš gyvensiu taip, kaip tu nori. Aš netgi prisiminiau Tėve mūsų maldą ir aš sakau, įsipareigojau, sakau, Dieve, aš tau melsiuos kiekvieną vakarą, jeigu tu mane išvesi. Ir aš pradėjau nuo tą vakarą melstis ir mane Dievas išvedė iš kalėjimo labai greitai. Ir aš išėjau laisvę, toliau meldžiausi, bet labai greitai aš vėl pamiršau maldą, nes aš pradėjau gerti. Aš negebėjau būti negėręs. Aš turėjau susiradęs naują moterį, su kuria šiandien dieną gyvenu, Katra yra šiandien mano žmona. Ir ji man pasakė, jeigu tu gersi toliau, sako, mes negalėsim gyventi, sako, tu nematau aš su tavim ateities ir aš turėsiu eiti gatvę. Aš dėkoju Dievui šiai dienai už tą moterį, šiai dienai aš suprantu, dėl ko aš blaivus.
Šiai dienai man sakydavo, kad aš ruošiausi eiti gerti, mane matė tą žmogų, tą gerąjį žmogų, ne tik tą blogietį, kuris matė visas pasaulis mane blogą, bet matė tą gerą gintarą, kuris nori iš tikrųjų keistis, bet negali keistis. Ir jin sakydavo, aš eidavau į bažnyčią ir už tave melsdavau, kada tu norėdavai jau eiti gerti. Ir per anoniminius alkoholikus, jin mane nuvedė iki anoniminių alkoholikų. Aš ten įtikėjau Dievą pirmą kartą, aš atsimenu puikiai, kai yra programoje anoniminių alkoholikų, kad tik aukštesnioji jėga, Dievas gali keisti mūsų gyvenimus. Ir aš nutariau, Dieve, aš noriu keisti gyvenimą. Aš prisiminiau tas maldas kalėjime, sakau, aš noriu tau tarnauti, noriu gyventi kitaip. Ir nuo tada mano gyvenimas pradėjo keistis, labai stipriai pradėjo keistis, jis mane išvadavo iš alkoholio, Dievas. Aš susikūrėm šeimą, mes pradėjom gyventi, žmona pradėjo pasitikėti manimi, davė Dievas verslą, darbus, davė namus, davė puikius santykius su žmona, su aplinkiniais žmonėm, davė puikius santykius. Po 5 metų blaivybės gyvenant jau mes nusprendėm, žmona pradėjo manimi tikėti, kad mes norim pilnavertės šeimos, mes norim vaikų. Mes su žmona pradėjom melstis, Dieve, duok mums vaikų, sako, mes norim gyventi ir laimingi būti. Dievas turbūt įdėjo į širdį tą norą vaikų. Aš nežinau kodėl, aš tokį nuodėmingą gyvenimą gyvenau, per mane yra daug šeimų išskirtų, aš daug blogio labai esu atnešęs, aš savo pirmą šeimą pragėriau, aš nesirūpinau savo pirmų vaikų. Aš atsimenu, eidavau ir melsdavau vakare, vienas pats išeidavau ir sakydavau, Dieve, jeigu tavo valia, jeigu tu to nori, duok tu mums vaiką, duok mums pilnavertišką šeimą mes norim. Bet buvo daug tokių kliūčių mūsų gyvenime. Mano žmona skydliaukė sirga ir jai daktarai neleido gimdyti, sako, tu negalėsi. Ir mes, nežiūrinti daktarus, ir negalėjo pastoti iš tikrųjų. Buvo ir kitų vidinių jos sritė ligų nepraeinamumų ten ir taip toliau. Ir negalėjome susilaukti tų vaikų, bet mes vis tiek tikėjome, mes prašėm Dievą. Ir aišku, su medicinos pagalba mes važiavom į Vilnių ir sakėm iš Šiaulių ir pas medikus, ieškojom kelių, kaip galėtų pastoti žmona. Ir medikai visi sakė, ne, jūs važiuokite į skydliaukę, operuokite su operacija, žiūrėkit savo sveikatą, ne vaikų čia norėkit, nebeblūdikit, sako. Bet mes, kaip bebūtų pasiryžę, ir mums daktarai sakė, jūs negalėsit, bet mes, sakom, mes pasitikim Dievui, mumis skeptiškai žiūrėjo. Ir mes nežinau, mes tikrai nuoširdžiai tikėjom, kad mes turėsim vaikų. Ir laiko einant įvyko stebuklas, mes neapleidom maldų, toje srityje mes Dieve, mes melsdavom, aš asmeniškai kiekvieną vakarą labai karštą maldą meldžiausi ir su atsakomybė meldžiausi ir sakau, Dieve, aš tikrai pasiryžęs rūpintis, jeigu tu leisi. Aš net pats savim negalėjau patikėti, kad aš galėsiu rūpintis, nes aš niekada gyvenimo nieko nesirūpinau. Ir vieną dieną mes su žmona vaikščiojom po Gariūnus Vilniuje ir kadangi Dievas davė verslą, mes ten buvom apsiprekinti ir einam, pamačiau dvynuką vežimus, sakau žmonai, žiūrėk, čia dvynuką vežimai, sakau, gal mums reikėtų nusipirkti, žmona dar sako, kaip nesąmonės kalbi čia. Ir mes iš Vilnius važiuojant, jau žmona buvo, tiesą sakant, pastojusi, jau žinojo, kad pastojusi, tik nežinojom, kas ir kaip, ir ar tai rimta, ar kaip visą tai gyvenime mūsų įtakos, ar tai bus eilinis persileidimas. Mes nuvažiavom pas medikus. Ir ten padarė echoskopiją ir pasakė, po to tą pačią dieną iš po tų Gariūnų, sako, jūs turėsite dvynukus, sako. Padarė echoskopiją ir man ten pritrūko žodžiai ir mes, tiesą sakant, su žmonai sėdom į mašiną ir važiavom namo į Šiaulius ir visą kelią. Mes net nekalbėjom tarpusai, mes tiesiog verkėm. Dievas padarė tokį stebuklą mūsų gyvenime. Jis nežinau už ką, dėl ko, nežinau dėl ko, dėl to, kad jis geras ir dėl to, kad jis mus mylis, davė mums dvynukus, berniuką ir mergaitę, su kuriais šiai dieną giedam giesmės, meldžiamės kartu su vaikais, laiminam vienas kitus, Dievui dėkojam už tą mūsų bendrystę, už tą dovaną, kurią davė Dievas. Tik man labai gėda, truputį dar turėčiau tai pasakyti, negaliu nutylėti. Aš 10 metų, netgi 5 metus po to, kaip Dievas davė vaikus, netgi dar po to Aš neturėjau to tikro Dievo gyvo tikėjimo, aš meldžiaus, atrodo, labai karštai meldžiaus, kada man jo reikėdavo, kada aš norėdavau. Bet aš buvau pasilikęs tokią terpę. Dieve, tu daryk kiek čia, kur aš noriu, bet kur tu nori, aš nenorėjau niekada Dievo išgirti. Aš tik norėjau savo poreikius tenkinti ir meldžiaus tik tais vienapusiškai. Nelaukdavau jo atsakymą, o tik tais pats prašydavau. Bet jis geras ir jis visada vis tiek viską duodavo. Jis tikrai nuostabus.
Bet po 10 metų blaivybės mano gyvenimo tokių uždarytų įvyko antras atsivertimas mano. Wow, iš tikrųjų nuostabi istorija ir apie tą antrąjį atsivertimą mes pakalbėsime po šios giesmės, todėl brangūs klausytojai, likite su radio stotimi XFM. Gelmių tavo vardą šaukiau, tu išgirdai mane, kai buvau nevilty. Tavo gailestingume, tavo pažadu šventuos, viltimi gyvenau. Ir staiga juoda naktis, virtusi skaisčia diena, juk tądien man tapai uola, kai sudužo širdis, viltingai ieško tavęs. Lyg audros debesy, staiga nušvito šviesa. Tu sutrauki tas virves, ryšusias ilgai mane, nuo vaikystės dienų. Mano namuose staiga, kurie buvo lyg tirštam rūke, išsisklaidė tamsa. Ir šiandien šaukiu Tėve, aš sugrįžtu į dangaus namus. Aš daugiau jau nebijau suklupti kelyje, kuriuo tu vedi, o savo širdį žinau, visada esi šalia, lydėsi amžinai mane. Ir šiandien šaukiu Tėve, aš sugrįžtu į dangaus namus. Tu apkabink mane, o aš šauksiu balsu, myliu tik tave. Ir šiandien šaukiu Tėve, aš sugrįžtu
XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir šiandieną kalbamės apie Dievo stebuklus. Iš tikrųjų, nuostabus stebuklas Gintaro gyvenime įvyko, kuomet žmona negalėjo susilaukti vaikų, bet vieną dieną, kaip ir Gintaras juokaudamas sakė, kad reikia pasimti vežimėlio dvynukams, taip tą pačią dieną patvirtino ir daktarai, kad dvynukai jau yra pakeliui į šį pasaulį. Ir šiandieną Gintaras turi sūnų ir dukrą dvynukus ir aš net nebejoju, kad tai yra didelis palaiminimas jų šeimai. Gintarai, bet prieš šią dainą minėjai, kad įvyko vėliau tavo tikras atsivertimas. Papasakok mums daugiau, kaip tai įvyko. Taip, tai įvyko, kaip aš sakiau, aš 10 metų tik tais iš Dievo prašydavau, jis kaip tikras džentelmenas. Jis niekada man neatsakydavo nieko. Jis turbūt norėjo, kad būtų čia aš laimingas. Ir man labai gėda dabar tą minutę, kada man labai sunku kalbėti. Aš iš Dievo viską ėmiau, bet nieko neduodavau, bet Dievas toks geras. Bet jis man vienas iki dar sykį leido pargriūti ir užgerti man po 10 metų blaivybės. Aš atsimenu, tarp kūčių ir tarp Kalėdų ir Naujų metų buvo tarpas kelias dienas, aš važiavau iš Uošvienės per Šiaulių miestą, buvo vakaras, mes netgi skelbėm Evangeliją tą vakarą su žmona, liūdėjom Dievą ir aš važiavau namo ir aš greitį viršiau vakare. Nejutau, nejučiamis iš įpročio, nes aš visuomet viršydavau greitį, aš nesilaikydavau taisyklių. Ir mane sustabdė policija, aš sumokėjau kyšį, ne baudą, bet kyšį. Eilinį sykį, ką aš darydavau, tai į mėnesį sykį, ar ne 2 sykius per mėnesį, aš lakstydavau, mokėdavau tuos kyšius. Ir žmona kažkaip pratrūko, sako, vėl tu, sako, išlaikai tą policiją, sako, kiek tai gali tęstis. Ir tai buvo bambėjimas nuo tos vietos, kur policija sustabdė lygi pat namų, buvo murmėjimas, lyg namo aš kentėjau, dantis sukandė, žinojau, kad negerai pasielgiau, visą kitą, bet parvažiavęs namo aš trenkiau duris, uždariau žmoną kitam kambarį ir įbėgęs į kambarį. Radau butelį, per 10 metų buvo toks bariukas, kur žmonės atsinerti, bet mes negeriam alkoholik. Ir ten prisikaupė butelį ir aš už to butelį griebiau ir užsiverčiau ir išgėriau. Aš numečiau tą butelį, kur išgėriau, pasiėmiau pinigų, išbėgau į parduotuvę ir dar pasiėmiau butelį ir cigarečių. Nors jau 5 metus buvau nerūkęs, Dievas buvo prieš tai išvadavęs ir iš nikotino. Pasiėmiau cigarečių, užsirūkiau, nubėgęs į tamsią vietą už mokyklos. Ir sakau, Dieve, dabar prisigersiu ir einu pasikarsiu. Ir tai sakiau nuoširdžiai pats savo, Dievui sakiau. Nes buvau pilnas puikybės. Ir iš tikrųjų net kaip aš po 10 metų užgėriau, negalėjau pakelti savo puikybės ir sakau, einu pasikarsiu, tai atėjo pilna. Širdis buvo apmauda tokia, kad čia manęs nemyli, taip. Ir tada prabilo Dievas. Aš tikrai girdėjau Dievo balsą, nežinau, ar kas būtų šalia girdėjęs, bet aš jį girdėjau. Ir Dievas prabilo tą sekundę, sako, bet tu mane turi. Ir nė žodžio daugiau. Aš tiesiog sustingau tada, užsukau butelį. Į mane aplankė Dievo dvasia, aš apsipyliau ašaromis. Ir aš sakau, atleisk man Viešpatie už mano nusižengimus, bet atėjo ne tik tai tas minutės, atėjo didelis apreiškimas į mano gyvenimą, kad aš gyvenau ne taip, kaip norėjo Dievas. Pirmą sykį Dievas man atvėrė akis, kad aš turiu ir jį išgirsti, kad aš negaliu gyventi taip, kaip aš noriu. Aš supratau, kad aš ne taip gyvenu, nes aš tikrai ne taip gyvenau. Aš netgi Dievas davė verslą, davė pinigų, davė namus, davė šeimą, o aš vis man net gėda kalbėti, aš kyšius mokėdavau, aš buvau pasiryžęs kitas iki ir apgaut galėdavau, ir meluot galėdavau, kad tik didesnį pinigą parnešinamau, kad tik uždirbčiau daugiau pinigų, buvau pavergtas mamonas iš tikrųjų. Iš tikrųjų, aš eidavau į darželius, atidirbinėdavau už tas valandas, kad gaut pašalpą, nors man jų tikrai nereikėjo, man Dievas apšiai visko davė. Aš tiek buvau pavergtas mamonas ir Dievas taip mane dar sykį išlaisvina. Nuo tos dienos aš atradau gyvąjį Dievą, su kuriuo aš bendrauju gyvai šiandien dieną ir turiu gyvą bendrystę ir dėkoju. Ir kaip aš bijau, aš labai bijau prarasti, aš nenoriu prarasti tos bendrystės, nes nieko nėra geriau gyvenime turėti tą tikrą bendrystę su Dievu, nes tai tikra malonė Dieve. Ir šiandien dieną aš labai noriu, kad kiekvienas žmogus tai suprasti, kaip gera turėti Dievą širdėje, kada ne tik tu jam gali kalbėti, bet kad tu gali ir išgirsti, ką jis tau nori pasakyti. Ir tai aš be galo dėkingas esu, aš labai dėkingas, kaip ir sakė, aš
Dievas taip mane laimina per šeimą, per žmonės. Aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje. Aš nebetrūksta man žodžių. Ačiū, kad išklausėt. Ačiū Dievui. Iš tikrųjų, nuostabus Dievo prisilietimas ir aš net nebejoju, kad tai yra ne vienintelis Dievo prisilietimas Gintaro gyvenime, o apie kitus Dievo prisilietimus bei jo stebuklus mes pakalbėsime po šios giesmės. Todėl, brangus klausytojai, likite su radio stotimi XFM. Tegul nebelieka praeities, atsivers vėl kelias prieš akis, nebegąsdins apgaulė, žodžiai kuriantis meilę, vėl įkvėps naują viltį, ji taip laukiama. Pakylu su vėju, pabundu su saule, atrandu aš kitą pasaulį. Nebenoriu vien tik būti, noriu įsiliet lyg upė, pasidalint džiaugsmu su tavimi. Nebegrįšiu mintimis atgal, ten, kur savęs nesuradau. Nebesikartos jausmas, nieko naujo nebus jau. Noriu skrieti su vėju, paskui bangas. Pakylu su vėju, pabundu su saule, atrandu aš kitą pasaulį. Nebenoriu vien tik būti, noriu įsiliet lyg upė, pasidalint džiaugsmu su tavimi. Iš naujo vis kelia mane tai, kas tikra, tie žodžiai, tos mintis nuneš mane tenai. Pakylu su vėju, pabundu su saule, atrandu aš kitą pasaulį. Nebenoriu vien tik būti, noriu įsiliet lyg upė, pasidalint džiaugsmu su tavimi. Pakylu su vėju, pabundu su saule, atrandu aš kitą pasaulį. Nebenoriu vien tik būti, noriu įsiliet lyg upė, pasidalint džiaugsmu su tavimi. Pakylu. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir šiandieną su Gintaru kalbamės apie Dievo stebuklus. Gintarai, Dievas yra geras ir iš tikrųjų Jėzus pasakė, kad tie, kurie jį tikės, darys darbus tuos, kuriuos jisai darė ir dar didesnius už jį darys. Ar teko tau savo gyvenime matyti viešpaties stebuklų, išgydymų kažkokių? Begalė teka, bet tikrai mano gyvenims pasikeitė, kada aš sakau, kada prasidėjo mano gyvas bendravimas, gyvas vaikščiojimas tikėjime. Dievas pradėjo didelius stebuklus daryti ir aš atsimenu, po to antrojo, tikrojo, gyvojo atsivertimo mes su žmona važiavom iš Pakruojo, iš darbo mašinai, mes per radijas klausėmės liudijimus ir mes pradėjom suprast, Dievas, ne mes supratėm, Dievas mums apreiškia, kad jis yra gyvas ir jis daro stebuklus. Po to atsivertimo, aišku, galima būtų sakyti, kad atsitiktinumai, neatsitiktinumai, aš į veikliųjų bendriją, veikliųjų vyrų bendriją atėjau.
Ir va kartu su vyrų bendrija prasidėjo mano gyvenime, atsigavo mano tas tikėjimas, mano gyvenimas gyvas pasidarė. Aš sakau žmonai, pas mano žmona yra daug lygų ir astma, ir skydliaukė, ir alergijos, jos rankos būdavo krūvinos, tiesiog ji nieko negalėdavo savo rankom daryti, nes jai buvo gyvas žaistas ant delnų. Ir jos karts nuo kartą tiesiog kraujuodavo. Ir aš sakau, žmonai, važiuojam namo, mes išgirdom liūdimą, kad Dievas gydo. Sakau, duok man ranką, sakau, ir mes už rankų susiėmę mašinoje dviese važiuodami, meldžiame, sakau, pasimeldžiam, gal Dievas išgydys tavo rankas. Ir mes taip paprastai, be jokių išradingų žodžių, sakau, Dieve išgydyk, tu matai, kad mes kenčiam, kad žmona negali, kad laimintų rankas, kad galėtų maistą gaminti, vaikus palaimintų per jos rankas. Ir mes taip lik paprastai, bet taip pasimeldėm nuoširdžiai. Ir parvažiavom namo, už kokį poros valandų aš girdžiu kažką šauk, ne kažką žmona šauk, Gintarai ateik, pažiūrėk, kad bėga į mano pusę pasitikt, rodo man rankas atkišus, sako, žiūrėk, mano rankas 2 valandas nepraėjo, nė vienos žaizdelės ant rankos, kur bėgo tiesiog kraujas tą dieną iš rankų. Liko tik tais ir po šiai dieną matosi, kaip kad negyvos odos būtų gabaliukai dar ant rankų, bet tai tik ženklas ir priminimas ir iš po to sykė, nesikė nekraujavo rankos. Tai didelis stebuklas, pirmas mano išgydymas, paskui jeigu galiu dar, įvyko taip pat pradžioj mano atsivertimą. Įvyko toks dalykas, kad mes su šeima grįžom su vaikais, vaikam tada buvo tik 2 metukai, neseniai buvo, 1,5 gal, panašiai. Ir grįžom iš kažkur, tai ir žmona su vaikais ėjo kambarį leidavo, pats nuėjau į sklepą parnešti vandens. Ir išgirdau didelį klyksmą namuose. Aš greitai parbėgu namo, su to vandeniu parbėgu ir nesuprantu, kas darosi. O žmona pasiemus vieną iš dvynukų berniuką, laksto po kambarį ir nieko negaliu suprasti, kas vyksta. Ir žiūriu, sako, lūpas nusidegina vaiks ir pasižiūriu. Stresas namuose tai situacija, iš pradžių sakau, Dieve, ramybės. Aš paėmiau tą vaiką iš juos, nes klikimas buvo toks, kad visas namas skambėjo, aš su tuo vaiku ir matau, kad žmona isterija, nuraminau, sakau, čia pasilikau aš vaiką ant rankų, pasiėmiau ir išsinešiau į kitą kambarį, užsidariau. Į kitą kambarį pasiguldžiau ir pradėjau už jį karštai melstis. Labai karšta malda, Dieve, sakau, patrauk, išgydyk jį. O buvo taip jis, kad būtų aiškiau, parėjom namo, įjungė arbatą, šildyti žmoną puodą ir dujinės ir vaiks nubėga viens į virtuvę, pasiėmė šaukštą, ten įkiša, užkaitina tą šaukštą prie dujinės ir tą šaukštą bandė kišti burną, užkaitusi ant dujinės. Ir kai prisilietė tiesiog lūpos ir barzda nudegė visą puslės, iškart iššoka tokias ir žmona, ar greitai kviesti, ar ką daryti, nežinau kodėl, bet greitas nekviečiau, bet puoliau staigi melstis, pasiguldęs, Dievas uždegė mano širdį, turbūt, kad aš melšiausi ir taip situacija taip sutvardė, kad pats isterija nepulčiau ir pradėjau melstis ir tiesiog palikau verkinti vaiką, iš kambario pasimeldęs, išėjau pas žmoną, kaip kad nurimtų ir visa kita. Aišku, labai gėda, aš atsimenu dar tą minutę, aš vietoj to, kad melšiaus, aš iš pradžių dar sugrįšiu atgal, kai vaiką klykinti pamačiau, aš įbėgęs, pradėjau kaltyti žmoną, sakau, ką, nežiūri taip ir taip. Ir paskui man labai gėda pasidarė, atėjau, atsiprašiau juos ir sakau, atleis, man kažkaip pasielgiau ir po maldos atėjau, su žmona kartu meldžiamės dar kambarį ir nutilo. Verkimas nutilo, atsidaro duris, išeina vaikas. Ir lūpas sveikas, ir barzdas sveika. Aš nežinau, gal taip žmonėms sunku patikėti, bet tai buvo. Ir po to puslės dinga viskas taip pat, viskas sveika. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Dievas gyvas ir jis tikrai gydo. Wow. Ir aš žinau, kad Dievas gydo ne tik rankų uždėjimu, bet ir nuotoliniu būdu. Ir jeigu šiandieną kažkas turi ten nudegimų, aš norėčiau, kad Gintarai tu pasimelstum už mūsų klausytojus, kurie išgyvenę kažkokius tokius įvykius. Ir aš tikrai tikiu, kad Viešpaties dvasia tiesiog dabar prie jų prisilies. Viešpatie Dieve, mes dėkojam tau, Dieve, kad tu leidi melstis mums šiandien, Dieve. Meldžiu, Dieve, už kiekvieną žmogų, kuris klausosi dabar radijos stoties, Dieve. Už tą žmogų, už kiekvieną, kuris turi sužeidimų, Dieve. Kuris turi randų savo gyvenime, Dieve. Už kiekvieną žmogų, kuris nori tavo išgydymą, Viešpatie. Tu matai kiekvieną širdį, tu matai kiekvieną troškimą, Dieve. Tebūnie tavo valia visame kame, Dieve. Mes paprasčiausiai meldžiam Jėzaus Kristaus vardu.
paimk čia ir dabar. Padaryk stebuklą tų žmonių gyvenime, Viešpatie. Išgydyk tas žaizdas, Dieve, išorinės žaizdas, nudegimų žaizdas, Dieve. Taip pat ir širdies žaizdas išgydyk, Dieve. Ten nužengia tavo dvasia ant šitų žmonių, Dieve. Tegu gyvas atsivertimas vyksta jų gyvenime, Viešpatie. Tavo dvasia, tavo jėga, tavo galybė daro stebuklus. Tau už viską šlovė ir garbė. Amen. Ačiū Dievui ir aš tikrai tikiu, kad mes išgirsime kažkokiu atsiliepimu iš žmonių, kurie patyrė būtent šios maldos metu Viešpaties dvasios prisilietimą. Ir jeigu jūs išgyvenote kažką antgamtiško, būtinai susisiekite su mumis telefonu 8620 49777 arba elektroniniu paštu gyvenimas@xfm.lt. Dabar paklausykime giesmės, o po jos vėl grįšime į radio stoties XFM studiją, kur Gintaras pratęs Dievo stebuklų liudijimus savo gyvenime. Our souls wait in silence, in rest and in quiet for you. Spirit, in trust and dependence, we walk in the promise of you. Coming with hope and healing in your wings, with fire and with wind, you fall on us again.
Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir šiandien Veiklių žmonių bendrijos narys iš Šiaulių Gintaras pasakoja apie Dievo stebuklus savo gyvenime. Gintarai, tikrai daug nuostabių dalykų Dievas padarė, bet aš net nebejoju, kad tai yra ne viskas. Ir dar tu turi daug kuo pasidalinti su mūsų klausytojais. Papasakok, prašau. Iš tikrųjų, Dievas taip pat ir mane asmeniškai išgydė iš daug ligų, taip pat kaip išvadavo iš daug priklausomybių, nes iš manęs išlaisvina ir iš kūno ligų. Aš daug metų, man labai skaudėdavo kelieną, aš negalėdavau, aš kažkada esu bandęs bėgioti ir negalėdavau bėgioti, nes tai jausdavau didelį malonumą, kad bėgioti galiu ir negalėdavau, mano kojas man kelienai labai skaudėdavo. Ir aš taip pat kaip įtikėjau, aš pradėjau melstis, aš dėdavau ant kelienų rankas ir melsdavausi. Taip pat skaudėdavo ir nugarą, stuburą. Ir Dievas patraukė, aišku, ne tą pačią dieną, bet būnant maldoje, aš kiekvieną dieną atsimenu, aš melsdavausi. Aš ir dabar dėkoju už tos didžiuosius išgydymus, kuriuo aš nebeturiu tų ligų, šiandien man visiškai nebeskauda, nei kelienai, nei nugaras. Dievas taip patraukė, aš jam patikėjau, Dieve, sakau, jeigu tu nori, jeigu tavo valia tokia, paimtų iš manęs tas ligas, kad aš galėčiau jaustis pilnavertis, kad aš galėčiau tarnauti savo šeimai, kad galėčiau tau tarnauti, Dieve. Koks aš laimingas šiai dienai, kad aš galiu tarnauti tau, Dieve. Iš tikrųjų galiu liūdėti, aš labai trokštu, kad kiekvienas žmogus patirtų tavo malonę, Dieve. Turiu tokį liūdimą dar, kaip mes su žmona meldėmės už jos draugę. Jin daug metų serga su kojas, jai tinksta kojas, ten kraujagyslės, ligos plečia, įsiplečia, ištinsta, negali vaikščioti, batų mautis, kokiu nori. Ir vieną vakarą mes taip pat bandėm per telefoną su ją bendravo ir bandė skleisti Evangeliją, kartu jie šį tarpą įlysdavau ir jin pradėjo skųstis, kad jai labai skauda kojas. Ir mes sakom, gerai, mes šį vakarą už tave melsimės. Ir vakarinėje maldoje su šeima, su vaikais, kai mes melsimės kiekvieną vakarą, mes pradėjome už ją karštai melstis, kad Dievas išlaisvytų ją iš to kojų skausmą. Ir įvyko didelis stebuklas. Iš ryto jin paskambina ir sako, mano kojas pasveika, bet aš norėjau pabrėžti vieną dalyką. Budėkime, mes budėkime, nes stebuklas įvyko, bet žmogus negalėjo priimti to stebuklo, kad mes meldėmės ir jin išgydo. Jin sako, aš ištraukiau, sako, tu įsivaizduoji, mano žmona Ingridai, sako, tu įsivaizduoji, aš ištraukiau iš šaldytuvą auksinį ūsą ir patryniau kojas ir jis man išgyjo kojas. Atėjo šėtonas ir įkišo kažkokį vaistažolį, tipo išgyjo nuo to vaistažolės vieno patrinimo. Ir aš tikrai tikiu, kad Dievas išgydė ją. Aš nieko prieš neturiu prieš vaistus, nieko prieš neturiu, ypač prieš sveiką mediciną. Bet Dievas atėjo tada per mūsų maldą, davė išgydymą. Ir nežinau, ar jin patikėjo to ar ne, bet išgydymas įvyko. Tai va. Iš tikrųjų, daug nuostabių stebuklų, Gintarai, įvyko tavo gyvenime, bet aš suvokiu, kad pats didžiausias stebuklas yra, kai žmogus gimsta iš naujo, kai jisai įeina į Dievo karalystę. Ir brangus klausytojai, jeigu jūs dar niekada nesate pakvietę Jėzaus Kristaus į savo širdį, jeigu jūs nesate patikėję, kad gyvojo Dievo sūnus atėjo į šį pasaulį ir numirė už mūsų nuodėmes, aš noriu pasakyti, kad jis myli jūs besąlygiškai. Jis atidavė savo gyvybę už mus ir žinote, jo kraujas nuplovė visas mūsų nuodėmes. Visai nesvarbu, ką mes esame savo gyvenime padarę. Jūs girdėjote, kad Gintaro gyvenimas praeityje, jis buvo tikrai nuodėmingas, bet Viešpats išlaisvino jį iš šitų nuodėmių ir davė jam naują gyvenimą. Ir jis nori duoti naują gyvenimą kiekvienam iš mūsų. Tik tai mums reikia atverti savo širdis, patikėti juo ir pakviesti jį į savo gyvenimus, kad Kristaus dvasia užpildytų tą didelę tuštumą mūsų viduje ir tuomet mes tapsime naujais žmonėmis.
Žinote, pamenu tą akimirką, kai aš pakviečiau Jėzų į savo gyvenimą. Ir tos nuodėmės, kurios slėgė mane, jos buvo tarytum didelis ir sunkus šiukšlių maišas. Mano sąžinė mane graužė ir kaltino. Ir galbūt šiandieną jūs kaltina ir graužia jūsų sąžinė. Ir jūs nežinote, kaip nusivalyti tas nuodėmės, kaip jas nuplauti. Patys jūs jų nenuplausite ir nenusivalysite. Vienintelis Jėzus Kristus gali jas apvalyti ir nuplauti. Jeigu jūs norite išgyventi tą nuostabų Dievo prisilietimą ir gimti iš naujo, tiesiog pakartokite paprastą maldą paskui mane. Viešpatie Jėzau, Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad tu esi gyvojo Dievo sūnus, kad tu esi gyvojo Dievo sūnus, kad tu numirei už mano nuodėmes kad tu numirei už mano nuodėmes ir trečią dieną prisikėlei iš numirusiųjų. ir trečią dieną tu prisikėlei iš Tu esi numirusiųjų. tikras Dievas Tu esi tikras Dievas ir tikras žmogus. ir tikras žmogus. Aš dėkoju tau, Aš dėkoju tau, kad tu atleidai visas mano nuodėmes. kad tu atleidai visas mano nuodėmes. Aš kviečiu tave, Aš kviečiu tave, ateik į mano širdį ateik į mano širdį ir į mano ir gyvenimą. į mano gyvenimą. Būk mano viešpats, Būk mano viešpats, mano gelbėtojas mano gelbėtojas ir mano ganytojas. ir mano ganytojas. Į tavo mylinčias rankas Į tavo mylinčias rankas atiduodu savo esybę atiduodu savo esybę ir dėkoju tau, ir dėkoju tau, kad tu išgelbėjai mane. kad tu išgelbėjai mane. Dėkoju tau, Dėkoju tau, kad aš esu naujas žmogus. kad aš esu naujas žmogus. Ačiū tau. Ačiū tau. Brangus klausytojai, jeigu jūs meldėte šitą maldą ir pakvietėte viešpatį Jėzų į savo širdį, galite pasižymėti šitą datą, nes tai yra jūsų dvasinis gimtadienis. Ir tai yra pati nuostabiausia diena, tai yra pats didžiausias Dievo stebuklas, kurį Jisai gali padaryti. Todėl pasiklausykime šitos giesmės ir po to grįšime prie mūsų temos.
Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir šiandieną laida su Gintaru jau atėjo į pabaigą. Gintarai, Dievas tikrai yra geras, jo gailestingumas yra amžinas ir jisai daro nuostabius dalykus kiekvieną dieną. Aš norėčiau, kad tu kažką palinkėtum mūsų klausytojams ir padrasintum juos. Aš labai dėkoju Viešpačiui, kad atvedė mane į šią studiją. Aš labai dėkoju Viešpačiui, kad aš galiu dalintis jo darbais ir stebuklais. Aš kiekvienam iš jūsų radio klausytojų linkiu pažinti gyvąjį Dievą asmeniškai savajam kambarėlyje, kad jis ateitų jūsų širdį, įsileiskite, neuždarykim jam vartų. Jis laukia, jis budi, jis laukia, kol mes adarysim duris ir jis laukia, kad mes jį leistume ir jis nori, kad mes būtume laimingi. Tikra malonė, tikra meilė tik iš jo ateina. Te laimina jūs Viešpats. Tikrai taip, tikra malonė ir meilė ateina iš Viešpaties. Ir aš Gintarai nuoširdžiai dėkoju, kad šiandieną apsilankei pas mūsų studijoje ir linkiu visokiojopos sėkmės šeimyniniam gyvenime, tegul Dievo palaiminimai ir jo apsauga būna ant tavo namų. O jums, brangus klausytojai, noriu priminti, kad mūsų radio laidų archyvą galite rasti interneto svetainėse xfm.lt bei dievovaikai.lt. Taipogi YouTube kanale Iš mirties į gyvenimą jūs galite rasti visus mūsų radio laidų įrašus bei dalintis jais su savo draugais ir pažįstamais. Jeigu jūs palietė radio laidos, kviečiu jūs susisiekti su mumis elektroniniu paštu gyvenimas@xfm.lt arba telefonu 8620 777. Labai dėkoju visiems už jūsų palaikymą maldomis bei finansinėmis aukomis. Tai yra tikrai labai brangu ir tik tai taip gali mūsų laidos egzistuoti ir plisti. Ačiū Jums, kad esate su mumis ir atsisveikinu su Jumis iki kito ketvirtadienio 18 valandos. Laidos kartojimą galite klausytis sekmadienį 17 val. Bei naktimis. Pirmadienį 1 val. Nakties, antradienį 2 val. Nakties, o trečiadienį 3 val. Nakties. Laidų tvarkaraštis interneto svetainėje xfm.lt. Būkite palaiminti. Sudie.